Spalio 5 dieną Užvenčio kultūros centro kieme Kopustienės virimo festivalis Raugokšnis. Šventės atidarimas 11 valandą. Bet 10 valandą jūsų lauks
Profesoriaus daktaro Rimvydo Laužiko edukacinė paskaita. Teatralizuota programa Kopūstų vaikelis. Ten vaidins. Ateikite ir pamatykite, o vėliau ir apkalbėkite. Ansamblis Jonis ir grupės Nerija atlikėjas Vitalijus Pauliukas. Ten būsiu ir aš, ir lauksiu tavęs. Nebūk raugokšnis ir dalyvauk. Ir atvažiavo, ir jau dabar šventė tikraplis. Oi, kopūsteliai, jūs skaniai patrova, prie anų rima šiandien bus didžiausia kova. Oi, kopūsteliai, jūs skaniai patrova, prie anų rima šiandien bus didžiausia kova. Gyveno ir numirė. Antrą savaitę neapsikentęs išsiuntė atgal į žemę. Užventyje tvarkos daryti. Seniai, labai seniai, kai pasaulyje gyveno milžinai, augino kopūstėlius, nieko jiem netrūko, tik kiekvieną dieną vis jautė didėjančią metų naštą. Kaimyną praėjo, linksmas akys, gražas. O mes apsėdėjom senę, tai tik tebesėdim. Kol vieną kartą ar Dievas, ar angelas į ausį pakuždėjo, kad Bobai ir Diedui reikia vaikelio. Stebuklas įvyko. Jei tik turėtumėm vaikelį, kaip mums būtų su seneliu smagu senatvėje. O besas nelabuoja. Sutemus, esant pilnačiai. Tos baimės visus mūsų pamiršau. O tau reikia Kartuoju. kopūstėlius. Kaip aš verdu kopūstėlius. Tegul kopūstėliai su žemele atneša naują gyvybę. Tegul kopūstėliai su žemele atneša naują gyvybę. Kaip aš myliu žemę. Kaip aš dirbu su žeme. Kaip aš auginu kopūstėlius. Kaip aš raudu kopūstėlius. Gandras pavogs kopūstėlius ir su Diedu pradėjo skaičiuoti. Dieva, greičiau ateik į daržą kopūstus, kažkas vagia. Būti dar reikėjo tų kopūstų, nuvirsti išvaliuoja visus kopūstus. Dietai, oi, koks tai gražus. Oi,
leisiu tik už sumanaus ponaičio. Pažvelk, dukrel, į tolį. Čiagi mūsų žemė. Čiagi visur mūsų kopūstų laukai. Na jau ne! Mano širdelė sunerimo, išgirdus tavo graudų balselį. Atlėk mane! Išnešk mane į šviesą! Pasipiešk man kopūstų lauke! Nu jau dėl savo tos mergos, ką galėtų, tai jau gyvsi, žemė sulystus. Kuku! Kuku! Marcelė! Parazitka! Būna vaikas suvilioja. Tėva, šiandien mūsų vaikelė atvyko. Tėve, pasakyk, kas tam vaikui mūsų yra. Na ko tu tyli, mano kopūstų patelė? Kad reikia ištekinti savo dukrą už raugokšnio. Dar pusę minutės liko. Einam, praeisim. Galystė, man. Nu ką, esam. Rūdinių kaimo bendruomenė. Nu, pradinė. Viskas tvarkoj. Ruošiasi gaspadinis išmisla, o maždaug. Pakuojam produktus, tada ir mažiau šansų. Geros dienos. Ačiū. Gal grikių medaus paragauti? Man reikia pasitvarkyti gal. Labą dieną. Gerai, bet tai jokie skirtumai kaina vienoda. Čia priklauso. Sugrįžti visi į savo. Il skrendo die iš šalies.
ar nevainikuota, ar tavo dalyvavai, ar nesuž... Akmenį pareisna pripačių, teks iškirsti žodžiu daug karčiamas. Ir un papirėlį baltą iškluos, akuldamas komžantį, kad smagu. Raturi miestiečiai broliai grįžtamo. Nu gerai, šaunuoliai labai gerai dainuoja. Tai gal nori pas mane sumėtyti? Plaka mano širdis, ne tu girdi, ir pilna svajonių nuostabių. Sapnuose pirmis palava, palyda raušių nuostabių. Mane daug Nes vietos laimėtojo viena komanda. Ir užminčia. Ačiū mergaitėms. Ačiū. Vadaktai buvo, bet vadaktų nėra. Ispanijos teritorija ir ko gero tas gūžnis, galvinis kopūstas, tai yra lapai, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių tos gūželės kažkaip tai atsirasdavo. Santykis, kad daržovės tai yra salotos ir valgomos žalios, jis atsiranda pakankamai vėlai. Kopūstai mūsų regioną atkeliavo su Vokiečių ordinu, bet medaus sumaišyti juos su vynu ir kmynu ir užpilti ant tvirtų kopūstų ir patiek šaltus. Įtraukiant į luomą pietumis ir vakarienę. Kad smuklininkas nesukčiautų, buvo surašyta į sutartį, kokia tešla būdavo vanduo ir miltai praktiškai. Ir ta tešla gaunamasi tokia nelabai valgoma, bet su ta tešla būdavo galima labai gražiai padaryti ornamentus. Arba, sakykime, nedidelių virtinukų parduodant Lietuvoje, kuo daugiau žalių parduodant, tai Lietuva raugintų. Kopūstuose ieškojom kopūstų.